Visiems labas. Šiandieną noriu parodyti, kaip galima pasikeisti švietimo centrą. Taigi, ką pirmoje eilėje darome? Einame į My Atomy, tuomet susirandame biznio accountą, įsivedame savo slaptažodį, patvirtiname. Va. Tada einame į apačią, susirandame My Center, paspausdame Change, pakeičiame į tai, ką norime ir po to būtinai išsaugojame. Štai ir viskas labai paprasta. Pavyzdžiui, Change. Į jūsų telefoną arba e-mailą pasirinktai bus atsiųstas kodas, būtinai jį patvirtinsite, čia yra dvigubas saugumo, kaip sakant, barjeras. Ir toliau, kaip visada, sėkmingai pasikeisti švietimo centrą.